Labą dieną, mūsų YouTube vaikų ugdymas kanalo klausytojai. Smagu jūs visus matyti, girdėti ir tikiuosi, kad po seminaru paliksite savo atsiliepimą, kai išklausysite mūsų seminarą. O šiandienos pašnekesio tema skirta tėvam, kaip tėveliam ramiai ir pagarbiai priimti mokytojų išsakomą kritiką vaiko elgesio atžvilgiu. Manau, tikrai kiekvienas turime tam tikrų situacijų. Paprasta, kai mes būnam pailsėję, ar paprasta, kai apie vaikus kalba vien gerus dalykus, tose situacijose būna paprasta išbūti. Bet kai situacija tampa įtempta, kai gauname iš mokytojų pastoviai pasisakymus, komentarus apie mūsų vaikų elgesį ir mūsų emocijos sukyla iki tokio aukšto lygio, kad nebegalim racionaliai išgirsti, ką nori mokytojai pasakyti. Va tose situacijose parodyti pagarbą mokytojui būna labai sunku. O kaip prieš tai buvusioje paskaitoje kalbėjau apie tai, kaip svarbu ugdyti vaikų pagarbų elgesį. O pagarbų elgesį ugdome savo asmeniniu pavyzdžiu. Ir parodyti pagarbą mokytojui, kai tu esi apimtas stiprių jausmų, tikrai situacija yra ne iš paprastųjų. Ir nėra taip paprasta ir lengva padaryti. Tai šiandien pasikalbėsim apie tai, kaip tėveliam išbūti tose situacijose ir kaip tas nepatogias situacijas paversti savo naudai ir vaikų ugdymo naudai ir padaryti iš to ugdomąjį momentą ir paversti mokymosi kontekstu. Mums patiems, kai mes priimam kritiką vaiko atžvilgiu, yra sunku išbūti, nes galvojam, kad tai yra nukreipta ir į mus, kad jeigu mūsų vaikas blogai elgiasi, tai atrodo tarsi mes esam blogi tėvai. Ar jeigu mūsų vaikas blogas, tai ir mes blogi tėvai. Bet kai mokytojai kalba apie vaiko netinkamą elgesį, tai nereiškia, kad mūsų vaikai yra blogi, ar tai nereiškia, kad mes kaip tėvai esam blogi. Bet tikrai suprantu ir paneigsiu savo asmeninių pavyzdžių tai, ką pasakiau, kad labai sunku išbūti tose situacijose. Turiu ir pavyzdį iš savo asmeninės patirties, kai vaikai buvo jaunesniojo mokyklinio amžiaus ir kai tėvų susirinkime mokytoja nieko tokio nepasakė, tiesiog padėjo vaikų darbelius, sąsiuvinius, atliktas užduotis ir tiesiog kalbėjo, tas vaikas ten vienoj srity pasiekė aukštų rezultatų, kitas kitoj. Ir aš pasižiūrėjau savo sūnaus sąsiuvinius, užduotis atliktas ir klaidų ten palikta ir mokytojos pastabų ir man jau emocijos viduje kyla. Kai mokytoja nepaminėjo apie mano sūnų, po susirinkimo važiuoju namo ir galvoju, grįšiu, vat dabar tai jau paauklėsiu, kaip čia dabar pas jį tiek daug pastabų ir jis man nieko apie tai nesakė ir taip ramiai, kadangi nuo mokyklos iki namų yra didesnis atstumas, aš galvoju, kas čia dabar įvyko. Situacija tai nepasikeitė, bet mano viduje emocijos virė labai stiprios. Ir gerai, kad turėjau ilgesnį laiką ir galėjau pamastyti apie tai, kas čia įvyko ir susivokti, kad situacija nepasikeitė. Bet aš kaip mama pasijutau bloga mama, kadangi mano sūnaus nepagyrė. Tai gerai, kad namai toliau, nes jeigu būtų arčiau, man būtų to laiko neužtekę susivokti, iš kur kilo tos emocijos, kodėl mano vidinė būsena yra tokia. Ir kai grįžau namo, padariau tą momentą, tą situaciją, paverčiau tikslingų sūnaus mokymosi kontekstų. Ir grįžus sakau, tai vat, mačiau tavo sąsiuvinius, užduotis, kiek tu daug užduočių atlikęs, kiek tu daug išmokęs, koks tu atsakingas mokinys. Ir mano sūnus klausosi, sakau apie nesėkmes, tai kas tau nelabai sekasi, manau, tu pats man papasakosi ir tu pats daug geriau žinai. Mama, jis tada pradėjo pasakot, man ir tas nesiseka, ir anas nesiseka. Ir mes tada galėjom padiskutuoti, kuo aš galiu jam padėti, ką jis turėtų daryti kitaip, kad jam pasisektų.
Ir mes turėjom tokį gerą, ramų vakarą ir tokį prasmingą pokalbį, bet aš grįžau, kaip aš vadinu, nusinulinus, nusiraminus. Bet jeigu aš būčiau parėjus su ta emocija, su kuria išėjau iš susirinkimo, tai tikrai tas pašnekesys nebūtų buvęs toks. Nes aš būčiau pradėjus nuo kaltinimo, nuo kažkokių neigiamų pasiekmių išsakymo, o vaikas jis stengiasi. Yra situacija kokia yra ir jis nori būti priimtas, nori tėvų akyse būti pastebėtas, pagirtas. Tai tas labai svarbu gautą informaciją panaudoti tikslingai. Štai keli žingsniai, kuriuos išmokę atlikti, kritiką galime paversti naudingų vaikų ugdymo įrankių. Tai pirmas žingsnis, kuris pats sunkiausias ir žinau, kad įgyvendinamas sunkiausiai, tai pakeisti nuostatą į mokytoją, kad mokytojas yra sąjungininkas, kad jis nėra priešas. Ir suprantu, kad tikrai mes turim savo patirtis iš darželio, iš mokyklos, girdime visuomeniai pačių įvairiausių nuomonių, susirenkame informaciją apie mokytojus. Ir ta nuomonė, kuri mumise susiformuoja, ir jeigu mes norim ją pakeisti, tikrai tai užtrunka ne vieną dieną, bet kartais prireikia mėnesių, metų, o kartais dar ilgiau. Nes mūsų nuostatos formuojasi nuo pat gimimo, nuo mūsų įgytų patirčių. Ir jeigu mūsų patirtys yra neigiamos mokytojo atžvilgių, tai pakeisti į tai, kad mokytojas yra sąjungininkas, tikrai mums užtruks. Bet elgesys pasirenkamas pirmiausia priklauso nuo mūsų mąstymo. O mąstymas yra susijęs su nuostatom. Tai labai verta permastyti mūsų nuostatas ir pagalvoti, kad tas mokytojas, kuris mums suteikia informaciją apie mūsų vaiką, jis nėra blogas. Ir kad jis nėra prieš mus, jis yra mūsų sąjungininkas. Ir ta informacija, kurią aš gaunu iš jo, išgirstu ir jau aš sprendžiu, ką aš darau su ja. Tėtis ir mama, mes esam artimiausi žmonės, kurie visus gaunamus faktus išanalizavę, kuriam kontekstus, kad vaikai įgytų stokojamas savybės. Ne mokytojus auklėjam, ne kitus vaikus, bet stiprinam savo vaikus, kad jie mokėtų įvairiose situacijose pasirinkti tokius veiksmus, kur padėtų pasijusti laimingais ir padėtų pasijusti savo gyvenimo šeimininkais. Tai mokytojai nėra priešai, jie yra sąjungininkai. Ir iš jų jūs gaunat vertingą informaciją, kuria prasme, nes jūs negalit pamatyti, kaip jūsų vaikai elgiasi grupės ar klasės dinamikoje. Namuose yra visai kita situacija. Ir tikrai taip gali būti, kad jūsų vaikai vienaip elgiasi namuose, ir visiškai kitaip elgiasi mokykloje ar darželio grupėje. Ir gavę šitą informaciją, jūs galite savo vaikus stebėti, galite dirbtinai kurti tokius kontekstus, kur vaikam būtų galimybė išmokti kitaip elgtis, negu jie elgiasi grupiai ar klasiai. Ta mokytojo pamatymas ir jam nėra lengva tai pasakyti. Mes turime suprasti, kad mokytojas mums yra informacijos suteikėjas. O jau ką mes darysim su ta informacija, tai yra mūsų reikalas. Kitas labai svarbus žingsnis, kai kalbame su mokytojais, yra atpažinti savo emocijas. Kai gaunam neigiamą informaciją apie vaiką, normalu, kad mums sukyla stiprios emocijos. Ir norisi arba prieštarauti, arba neigti, nesutikti, arba bėgti iš tos situacijos. Jeigu emocijos sukyla tokios stiprios, kad jaučiat, kad nesivaldot, kad galit prikalbėti daug neigiamų dalykų, kad ta gauta informacija jūs išmuša iš vėžių, jūs turit pilną teisę pasakyti, kad taip, va tai, ką išgirdau, mane sukrėtė, ar tai man yra netikėta, man reikia šiek tiek laiko, kad susivokti, ką aš išgirdau ir kad priimti sprendimą, kaip toliau man elgtis ir ką toje situacijoje daryti. Jūs galite atsitraukti. Arba galite, jeigu jaučiat, kad galite susivaldyti, ieškot, netgi pokalbyje, ieškot pagalbos būdų. Atsiminkit, kad kvėpavimas tai yra įkvėpimas ir
iškvėpimas, ilgas iškvėpimas. Dažnai mes sakom taip, atsipučiam. Atsipalaidavimas ateina per iškvėpimą. Galima pakvėpuoti. Galvoje dviejų minčių nebūna. Jeigu tos mintis taip stipriai sukasi, kažkaip, kad emociją sustabdyti, pradėkit žiūrėti, kas vyksta aplinkui, kad atitraukti tas mintis, kad negalvoti apie tą situaciją. Pasižiūrėti, kas vyksta aplinkui, vaizdai ir galvoti apie tai. Paukštis skrenda, pas mane čia lempos šviečia. Pasiklausyti, kokie garsai. Vat girdžiu, kad pas mane kaip jūros ošimas nuo lempų. Jūs irgi pagalvojat, kas to yra aplinkoj. Tie pagrindiniai receptoriai, kurie padeda atitraukti mintis. Ieškot būdų, kaip save nuraminti. Aš vienam penktokui sakiau, kuris bijojo eiti deklamuoti eilėraštį. Sakau, tu gal neišmokai? Ne, sako, aš išmokau. Bet sako, aš bijau eiti prieš klasę ir jį padeklamuoti. Tai sakau, tu taip save nuteik ir paimk, tarsi fiziškai, paimk tą baimę ir pasidėk ant stalo. Ir tu ją palik. Nueik, padeklamuok, kai grįši galėsi pasimti ir atgal įsidėti. Vaikas netaip fiziškai paėmė, imitavo padėjimą ir nuėjo, jis tikrai mokėjo tą eilėraštį. Jis puikiai jį padeklamavo ir kai grįžo, sakau, kaip tu gerai susitvarkėjai su ta baime. Bet kaip tau, kiek daug tau kainavo pastangų, bet tu sugebėjai save įveikti. Sakau, dabar gali ją pasimti. Ir žinot, ką jis man atsakė? Nenoriu aš jos imti. Aš ją ten ir paliksiu, aš nenoriu jos įsidėti. Tai ką patariau penktokui, tai labai puikiai tiks ir jum, ir kitus jausmus, kurie sukyla tokiose įtemptose situacijose, tiesiog pagalvot, dabar įsivardint, jaučiu pyktį, nekenčiu mokytojos, nekenčiu vaiko. Visi jausmai, kurie mums kyla, jie yra organiški ir mes juos priimam. Bet veiksmus, žodžius, tai yra mūsų atsakomybė, mes juos kontroliuojam. Tai susitvarkyti su savo emocijom, atpažinti savo emocinės reakcijas. Tas labai svarbu padaryti pauzę. Neskubėkit komentuoti, neskubėkit gintis, neskubėkit įrodinėti. Padaryti pauzę, kad susivokt, kas mano viduje vyksta. Klausykit, ką jums sako. Ir labai svarbu klausantis, kai susitvarkot, taip, jausmai yra viena, bet žodžiai, kuriuos aš pasakau, yra kita. Ir lygiai tas pats vaiko atžvilgiu, kad vaikas yra kaip visuma ir pats vaikas yra geras, tik jo elgesys tam tikrose situacijose yra netinkamas. Ir jums svarbu išsiaiškinti kuo daugiau, susirinkti faktinės informacijos apie tas situacijas, kuriuose išryškėja vaiko netinkamas elgesys. Tikrai mokytojai nenori pakenkti, jie nori padėti, jie nori bendradarbiauti, bet kartais mūsų emocijos būna tokios stiprios, kad mes nesugebam išgirsti tos labai svarbios mums informacijos. Ir jeigu vaikas pasielgia netinkamai, tai nereiškia, kad jis yra blogas, jis yra geras. Tik tiesiog jo elgesys yra tam tikroje situacijoje netinkamas. Ir ką pasinaudot, kai jau susitvarkot su savo emocijom, turit nuostatą, kad mokytojai yra bendražygiai, bendraminčiai, bendradarbiai, savo jausmus atpažinot, įvaldėt, pasidėjot juos į šoną, tada tapkit, labai tinkamas žodis, tyrėjais. Ir jūsų tikslas kuo daugiau gauti informacijos apie tą situaciją, kurioje išryškėja vaiko netinkamas elgesys. Tai ir paklauskit mokytojų, kokia tai buvo situacija, koks tai buvo kontekstas, kaip atreagavo mokytojas. Kai mokytojas pasakė, ką konkrečiai mokytojas pasakė, kokia buvo vaiko reakcija. Kuo daugiau jūs gausit faktinės informacijos, tuo daugiau galėsit suprasti, koks yra kontekstas, koks yra vaiko poreikis. Kiekvienas žmogus, mes turim teisę į poreikių patenkinimą. Mes norim būti reikšmingi, norim save išreikšti, norim bendrauti, bendradarbiauti pozityviai. Ir žinoma, baziniai poreikiai, kad mūsų niekas nemuštų, kad mes turėtumėm ką pavalgyti. Ir užuot neigę ar kažkaip įrodinėję, kad taip nėra, šitą pasilikit. Jūs rinkit, tirkit tą situaciją.
ir nukreipkit savo smegenis į analizę. Pasitikslinkit, gal galit patikslinti, kaip ten buvo, koks ten buvo kontekstas, kokia konkreti situacija, ką konkrečiai kiti vaikai pasakė, ką mano vaikas pasakė, kas nutiko prieš tai. Ir žinoma, kontekstą išsiaiškinat. Ar pastebėjote, kas išprovokavo tokį elgesį, kokia reakcija kitų, kas po to sekė, kai vaikas taip pasielgė. Tada pagalba. Kaip jūs reagavote tuo metu, kaip padėjot mano vaikui, kaip aš galėčiau dabartiniai situacijai padėti savo vaikui, kad jis išsiugdytų įgūdžius tinkamus. Galvokit ir pasakykit, koks mano indėlis, koks mano prisidėjimas galėtų būti ir kaip mokytojas tai mato. Jūs patys rinksitės, kaip kalbėti su savo vaiku, bet kaip kiti šono mato, gauti tokią informaciją jums yra labai naudinga. Ketvirtas toks žingsnis – labai svarbu vengti skubotų išvadų. Leiskit išbūti toj situacijoje. Neskubėkit kaltinti, išsakyti, pagalvokit tą neigiamų žodžius, kritiką, pasakysit rytoj, jeigu dar norėsis tą pasakyti. Dabar rinkit informaciją, kurią jums reikia turėti. Ir ramiai išbūkit, išmiegokit su tą informacija, neskubėkit priimti skubotų sprendimų. Jeigu esate apimti stiprių emocijų, neskubėkit ir su vaiku kalbėtis. Tiesiog išbūkit, nurimkit. Dažnai tėvai puola į du kraštutinumus, kalbantys su mokytojais. Vienas būna toks kraštutinumas, kad viską neigia, kad taip mano vaikas pasielgti negalėjo, kad jis tikrai taip nesielgia ir tada kur visa ta blogybė. Mokytojas kitą kartą jums nebesuteiks vertingos informacijos ir jūs nežinosit, kaip vaikas elgiasi ir kur reikėtų jį pastiprinti. Kitas toks irgi kraštutinumas, kad į savigraužą tėvai nueina, kad aš esu blogas tėtis, mama, mano vaikas žlunga ir tada mes grįžę namo arba hiperglobojam vaiką, arba kažkaip nustatom labai daug sankcijų, ribų, draudimų, kas irgi nepadeda ir nesustiprina mūsų tarpusavio ryšio su vaiku. O tas natūralus toks palaikantis pokalbis, pavadinčiau jį daugiau empatiškas pokalbis, kalbantis su vaiku. Padėkit jam suprasti, kas už to slypėjo ir parodykit empatiją. Sužinau tokią informaciją, kad tu pasielgiai netinkamai su savo draugu. Tai tikriausia, tu taip jauteisi blogai, kad net reikėjo griebtis tokio veiksmo. Tai koks už to slypėjo jausmas? Tai pirmiausia, pabandykit suprasti vaiką, kaip jis jautėsi ir paskui eiti aptarinėti jo veiksmus. Ir žinot, kai mes tokių dviejų kraštutinumų griebiamės, arba neigiam, arba save graužiam. Abu jie yra vienu atveju ir kitu atveju tiek mums nenaudingi, tiek vaikui. Ta tiesa yra kažkur per vidurį. Ir ieškoti, tiesiog leiskim lėtai išbūti savo tose situacijose, išjausti, kaip aš jaučiuosi, kaip galimai jaučiasi vaikas. Ir kai mes patys nusiraminam, eiti pokalbį su vaiku. Ir žinoma, kad vaikai darys daug klaidų. Jiegi mokosi spręsti konfliktinės situacijas, jie mokosi tinkamo elgesio. Ir tai yra normalus augimo procesas, kad jie darys klaidų, bet tam mes ir esam, kad parodytumėm, kokie yra susitarimai ir kokie yra įrankiai, kad jie išmoktų tai tinkamai daryti. Ir toks praktinis žingsnis, ar kas toliau turėtų sekti, tai imtis praktinių veiksmų. Nurimus, gerai apgalvojus, tada perinam prie praktinių veiksmų. Išklausyti patį vaiką. Ir kai mokytojas perteikia mums informaciją, išklausyti mokytoją. Leisti nepertraukinėti. Kad ir kaip norisi pertraukinėti, leisti mokytojui pasakyti. Nenušokti pasiteisinimus. Jeigu teisinėsi, tai esi kaltas. Kad mokytojas išsakytų tai, ką jis mato ir ką jisai toje situacijoje pastebėjo, kas jį neramina, išklausyti. Tikrai, kad
apimtam emocijų išklausyti būna labai sunku. Patvirtinkit, nes mokytojams irgi nėra lengva išsakyti. Ačiū už drąsą, kad man apie tai pasakėt. Ir būkit nuoširdus, kad man girdėti ar klausytis tos informacijos nebuvo paprasta. Man buvo sunku išbūti toje situacijoje. Būkit nuoširdus, nes mokytojams irgi reikia drąsos, kad pasakyti visą tai. Daugelis mokytojų net neišdrįsta tėvams suteikti realios informacijos apie esamą situaciją. Tai dauguma tėvų net nežino. Gerai, jeigu mokytojai sumanus ir sugeba patys išspręsti situacijas, bet daugumoje atveju tai vaikai lieka patys su savimi ir tada jie mokosi iš bendramžių, iš virtualių draugų, kurie ne visada tinkamai gali patarti jiem. Ir padėkokit mokytojui, ačiū, kad išdrįsot pasakyti, nors man ir nelengva buvo tai išgirsti ir su tuo dabar išbūti, bet aš džiaugiuosi, kad aš galiu tai žinoti. Ir žinoma, parodykit, kad jūs einat į bendradarbiavimą. Bet ir kartu jūs esat šalia vaiko, su vaiku, kad mes su vaiku pasitarsime namuose, kaip tai galima išspręsti. Ir būtinai mes kartu su jumis irgi aptarsim, kaip jūs mokykloje, kaip mes namuose galim padėti mūsų vaikui. Parodyt, kad mums svarbu, kad mes norim ir toliau bendradarbiauti, kai mes aptarsim ir priimsim tam tikrus sprendimus, būtinai susitarkit su mokytoja, kada jūs galėsit kitą kartą susitikti ir pasižiūrėti, kur pavyko padaryti pažangą, kur nepavyksta, ko mes pasiekėm, o gal kažkur užstrigom ir nerandam išeities, kaip sekasi vaikui mokykloje. O tas toli nenutraukit, susitarkit iškart, kada kitą kartą sustiksit. Geriausia ne po savaitės, po 2, bet jeigu yra labai tokia aštri situacija, galbūt reikėtų ir po savaitės. Iš pradžių, kol nurims viskas, gal reikėtų ir kas savaitę susitikti. O paskui, kai jau matysit, kad situacija ramėja, mažėja tų konfliktinių situacijų, vadinasi, jūs viską darot gerai, tik reikia dar šiek tiek duoti vaikui laiko. Ir kad jeigu jaučiat, kaip minėjau, kad emocijos ima viršų, tai geriau atsitraukite iš tos situacijos. Ir visada pokalbio pabaigoje nepamirškit jį užbaigti teigiamai. Tas yra labai svarbu. Padėkoti mokytojai už tai, kad rado drąsos jums apie tai pasakyti. Ir į kitą pokalbį bus daug lengviau ateiti, įsitraukti, jeigu išeisit konfliktiniai situacijai, su neigiama emocija užbaigsit, tai tada tas bendradarbiavimas bus labai sunkus. Ir pasakyti, kad man reikia šiek tiek laiko, kaip pamastyti, pagalvoti, kaip aš galiu tai išspręsti. Bet mes permąstysim ir tikrai ieškosim bendrų susitarimų. Tada smegenys prisimena teigiamus dalykus ir daug lengviau yra toliau bendradarbiauti su mokytoja. Tai linkiu jums sėkmės, taikant tuos 5 žingsnius, tikiuosi jie jums pravers, kai bus tokios aštrios ar karštosios situacijos. Tai dar priminsiu juos, kad pirmas yra teigiama nuostata į mokytoją. Antras toks žingsnis - atpažinti savo emocijas ir jas suvaldyti. Ir tik tada užsiimti tyrėjo strategiją, susirinkti kuo daugiau faktinės informacijos. Venkite skubotų sprendimų. Kai atslūgsta jūsų emocijos, tada kalbate su vaiku ir kartu su vaiku priimat savipagalbos vaikui plano konkrečius veiksmus. Už ką jūs atsakingi, už ką atsakingas vaikas, kaip mokytoja gali prie to prisidėti. Ir tada, kai eisit į santykį su vaiku su empatija, tapsit vaikam autoritetais ir vaikai tiesiog viduje turės vidinę motyvaciją ir norą elgtis tinkamai. Daugiau informacijos apie mūsų produktus, metodinės priemonės, paskaitas tėvam ir mokytojam jūs galite rasti mūsų puslapyje www.ugdykim.lt. Taip pat pozityvios tėvystės platforma, kurioje sudėta naujausiais tyrimais paremta informacija vaikų ugdymo klausimais, jūs rasite kitoje platformoje www.ugdykimkartu.lt. Tai linkim atlaikyti neigiamos informacijos apie vaikų elgesį
situacijas, išlikti viduje ramiem priimant tą informaciją. Ir dabar toks pabaigai mažas pratimas. Išklausę šitos paskaitos, pasimkit popieriaus lapą ir parašykit 3 situacijas, kurias manot, kad galėtumėt perleisti savo vaikam ir kur už vaikus padaro tam tikrus dalykus. Pačias paprasčiausias, gal pavyzdžiui 5 kartus vaiką žadinat ryte, ar ten sudedat vaikui kuprinę, ar kai iškyla konfliktinė situacija, einat pas klasės draugus ir aiškinatės tas situacijas. 3, daugiau nerašykit, bet galit pradėti ir nuo 1. Ir būtinai kitą dieną ar jau šiandien pasikvieskit savo vaiką ir pasakykit, kaip aš nepastebėjau, kad tu jau esi didelis ir kad tu pats gali susidėti kuprinę. Nuo rytojaus, jeigu tu kažką ir pamirši, nieko, tai bus galimybė kitą kartą prisiminti, ko neįsidėjai ir tikrai kitą kartą jau prisiminsi ir žinosi, ką turi susidėti savo kuprinę. Tai toks praktinis žingsnis, kaip atiduoti vaikam atsakomybę ir pagarba vaiko mokymuisi. Kartais būna labai sunku tėvam parodyti pagarbą vaiko klaidom, vaiko mokymosi tempui. Kartais girdžiu sakant tėvelius, prieš mokyklinio amžiaus vaikai ar 1 klasėje, visi vaikai skaito mokytoją, o mano vaikas dar neskaito. Aš mokytojams sakau, patvirtinkit, nuraminkit tėvelius. Taip, jūsų vaikas dar neskaito, bet jūsų vaikas labai gerai konstruoja iš Lego kaladėlių. Ar jūsų vaikas labai moka piešti? Taip, išmoks. Skaitys, skaitykit pasakas, kalbėkitės. Ateis diena, kad vaikas paims ir pradės skaityti, bet mes turim jį sudominti. Tai visi vaikai yra labai skirtingi, priimkit savo vaikus ir padėkit jiem ugdytis tiek pagarbą, tiek kitus įgūdžius, kurie reikalingi gyvenimui. Iki kito malonaus.